Tatuiruotės ir jų įtaka žmogui. Ką manai apie tai? Čia žiūrim priklauso nuo pačio žmogaus, kaip jisai pasirinks. Pavyzdžiui, vieni nori daryti tatuiruotės, kiti nesinori. Pavyzdžiui, pas vienus yra, pavyzdžiui, kokios taisyklės ir kažką jos reiškia, pas kitus nieko nereiškia tatuiruotės. Tai čia priklauso nuo pačio žmogaus, kaip jisai pasirinks, ar jisai nori jas daryti, ar jisai nesinori jų daryti. Čia pačio žmogaus pasirinkimas. Aš vaikystėj su broliu. Brolis prisižiūrėjo vaikystėj video visokių apie tatuiruotės dar kažkam. Ir mes sugalvojom, kad reikia irgi pasidaryti, nes tai būdavo anksčiau krūta, tipo rimta, kažką tokio. Ir mes su broliu pasižiūrėjom per YouTube, dar kažkur, kaip darosi mašinėlės, viską, adatėlės tos visos. Ir mes su broliu pirmas tatuiruotės pasidarėm apie 11-12 metų. Ir nuo to laiko mes galvom, kaip ir visai gražiai atrodo, reikia dar kažką gal pasidaryti. Ir po biškį mes galvojomės, ką darytis, bandėmės. Taip ir atsirado mūsų kūno tatuiruotės.